Žvelgiant iš viršaus, po šio tankio Anglijos miško skliautu slepiasi tūkstantmečių skaičiuojanti paslaptis. Tai Švento Antano šaltinis. Vietovė girioje, kurioje sustinka gamta ir senovės tikėjimai. Žmonės atvyksta čia tikėdami vietos ir vandens gydomąja galia. Ošiant medžiams, ši ramybės oazė kviečia kiekvieną sustoti ir pajusti praeities dvelksmą. Jeigu iš tikrųjų, tai jokios garšvos dar nesužydėjo, dar ankstoka biškutį, bet sužydės ir šiais metais. O dabar važiuojam toliau ieškoti Šventą Antaniuką šaltinėlį. Štai tas žemėlapis. Tai va taip, kažkur jisai ten turi būti. Tai gal tas šaltinėlis teka iš čia? Nu, kai nežinau, tai tik tai navigacija gali padėti, daugiau niekas. Akmenis neėdė, kaip ir neėdė. Okay. Jau radau, jis labai šalia kelio. Galvojau, kad reiks eiti toli, bet jisai gan nuošali vieta, čia slidu, bet jis šalia kelio. Štai jisai. Tai ką tik žmonės atėjo pasisemti vandens su kupilais ir indais šaltinio vandens. Tai jam netrukdysiu kol kas. Miškų gilumoje aplink Cinderfordą, tai yra Grafystė, yra vienas paslaptingiausių Anglijos šventųjų šaltinių. Garsiausias iš daugelio senovinių ir šventų versmių Dino miške. Tai Švento Antano šaltinis. Nuošali jo vieta tinka šiam šventajam atsiskyrėliui. Po tamsiu ir tolimų laikų būtų galima įsivaizduoti atsiskyrėlį gyvenantį šalia didelio šaltinio. Iš tikrųjų šaltinis yra toks galingas, kad lengviausias būdas jį rasti, sekti upeliu atgal į ištaką. Kai žmogus tai padaro, jį pasitinka esminė struktūra. Maklynas 1881 metais iš Bristolio ir Gloucestershire archeologijos draugijos Transactions teigia, kad jis išgydė raupsus. Čia ir raupsuoti buvo gydomi. Su šio vandens gale buvo susijęs ritualas. Nicholsas 1858 metais knygoje The Forest of Dean, An Historical and Descriptive Account priduria, kad ypatingas jo efektyvumas derinamas su saulės tekėjimu, gegužės mėnesiu ir apsilankymais joje, šitame šaltinėje, jame ir kartojimais 9 kartus iš eilės. Iš ryto lankatės šaltinį, 9 kartus iš eilės, saulei tekant, pagyjat nuo kažkokios tai ligos. Palmeris 1994 metais savo Gloucestershire folklore, kažkoks žurnalas ar kronika, pridūrė, kad reikėjo 12 apsilankymų, žengiant vieną žingsnį per pirmąjį, 2 per antrąjį ir panašiai. Žingsnį per pirmąjį, 2 per antrąjį ir panašiai. Ale, tai dabar gerai pasakiau, ane? Daugelis autorių sutinka, kad jo vandenys yra labai šalti. Kitas teiginys dėl jo vandenų buvo tas, kad jis taip pat gydo akių ligas. 10-ame dešimtmetyje šulinį aplankė vietiniai pagonys ir reagavo į to šulinio gydymą įvairiai. Matyt, buvo išgyjusių, buvo nepagyjusių, o buvo paprasčiausiai smalsautojų, kaip ir aš šiandien, kuris eisiu dabar nusileisiu, kurį laiką jau nieko ten nėra prie to šaltinio, siausiu savo turistinius batyčius ir išbandysiu šaltinio gydomasias galias. Einam.
išvaikščiota, daug kas buvęs. Taip jis atrodo nusileidžiant nuo kalno. Šitas vanduo, kurį matote, yra gydomasis, gydo ligas odos netgi. Tai esam prie Švento Antano Saint Antonis šaltinėlio. Mano senelis, kai pirmą kartą buvo prie jūros, jis ėjo vandens ragauti jūros. Ar sūrus, ar ne. Ir pasakė, kad sūrus. Tai reikia man pasilenkti dabar ir paragauti šitą Šventą Antaniuką vandenėlio. Ar jisai sūrus, ar nesūrus. Nu. Nu, aš jums pasakysiu, samanom atsiduoda jisai. Ko gero mineralų turi dafiga visokių. Gėlyčių pridėliota. Medžiai tokie spūdingi. Turistai vaikšto. Išmūrytas. Kelis šimtus metų jau stovi. Tik tai apmūrytas buvo amžiaus pradžioje berods. 20 amžiaus pradžioje. Vat yra laipteliai į pietų pusę, ar netgi aš jums pasakysiu, į pietryčių pusę. Laipteliai į pietryčių pusę. Vat Švento Antaniuko laipteliai. Ir jisai gan gilus, jame galima maudytis. Įteka pro šitą stebuklingą skylelę, iš miško nuteka nuo kalno, nuo tenais. Ir kita skylelė. Pro šitą įteka. Ten gražus laipteliai. O pro šitą išteka. Štai skylelė ir toliau teka upeliu ir bala žino kur. Tolyn, tolyn, tolyn. Jeigu būtų vasara, pasimaudyčiau. Pamirkysiu rankas. Pranyks visos raukšlės. Oi, čia gilus. Čia ir atsispaudimus galima daryti. Gal dar to niekas nedarė. Papasenai atsispaudimus dariau. Koks tai skaidrus. Nepatikėsit. Oi. Gal ten kokių stebuklų yra. O dabar nukreipta kamera į ten, kur įteka vanduo iš miško. Pagrįstę dugną. Nu ką, pabandysim šventą vandenėlį. Įmerksim kojas, atsigaivins po kelionės. Ką jau čia? Daiktų nepalieku savo kuprinės, nes basas nepavysi, kas pasičiups ir tais miškais lėkti pradės. Neįmest svarbiausia batyčių. Jeigu kam baisu, užsimerkit. Bet šiandien tokia diena, kad tikrai neturėčiau per šalt. Šiandien yra... kažkas stebi. Šiandien yra Velykų diena, o mano antras vardas yra Antanas, krikšto vardas. Tai neturėtų būti blogai. Kažkas stebi ir saugo mane. Lipu. Ne toks ir šaltas, kaip galvoju. Bet jau gylio tai yra, čia nemažiau. Nemažiau, žinokit. 1,5 metro.
O, kaifas. Gerai, reikia pipirinti, nes rankšluosčių neturiu, o jos šąla kaip turi būti ir jau pabalo. Bet smagus jausmas. Jeigu kuo nors sergu, turi padėti. O dabar deginu iš čia. Kažkas, kas mane stebėjo iš tolo, jau dingo. Žmonės kažkodėl palieka įvairius daiktus, vat vaikiški akinukai, žvakė, matau, lelytė kažkokie, tai meškiukas, ar kas čia drakoša, kažkoks minkštas. Galbūt tai padėka už tai, kad pagijo. Tokia gaudyklė, negaudyklė, net nežinau kaip pavadinti, įdomi forma Antaniuko, bet teigiamas emocijas sukelia. Švento Antano. Jis turi savo ir istoriją, va čia šventenybių visokių. Visokių niekučių palikta, koinytės, žaisliukai, kažkam kažkas padėjo, sarkliai judinėja. Šuo ir moteris. Skalikas kažkoks tai. Mat. Nu, čia yra trasas. Turėtų būti ir daugiau įdomesnių vietų, čia ne vien tas šaltinėlis, nes miškas tai labai toksai fainas pasivaikščioti. Tik pasiklysti nereikėtų. Tai va, jeigu būsite šituose miškuose, niekad nepasiklyskit ir aš pasistengsiu. O aš einu toliau šaltinėlio tyrinėti. Tai dėkit savo laikus, dislaikus, komentarus, prenumeruokit būtinai kanalą, jeigu žiūrėjote atsitiktinai pirmą kartą čia. Nes tokius šaltinėlius rodo ne visi. Adlečionė jėga. Šaltinio apylinkėse. Medžiai, kelmai, pavasaris dar nepalietęs, šakų, inicialai įrėžti, įsimylėjus jaunuolių kažkada tai. Ant kamieno. Šitas medis, ne. Šitas medis, kaspinėlėliais kažkokiais kažkas pakabinta, kažkokie tokie, kažkokios gražybės mažas matosi. Jeigu Švento Antano šaltinis pavadintas, tai žinokit, šventa vieta. Tas medis įspūdingas, 100-metis medis. O dar įspūdingesnis, tai jo šaknis, kurios kažkur tai čia jau matosi iš po žemės. Ir žiūrėkit, koks nepaprastas vaizdas aplink, apeinant šitą medį. Tarsi iš pasakų. Gumbuotas visas. Ir po juo prikrytė riešutų kevalėlių. Tai toj drevėj kas nors gyvena. Mačiau jau voveraitė lypo kažkur į viršų suvirmeno. Yra pakankamai įdomios vietos. Tai įlai, svarbu paskui atrasti atgal kelią.
O, ką tik radau ant lapų priaugusius rutuliukus, jie čia sudygė ar ką? Sėklos kokios tai. Nuoširdus ačiū, kas šiandien buvote su manimi šitoj kelionėj prie Švento Antano šaltinėlio. Pamirkim kojas, pasižiūrėjom, kaip tai visą tai atrodo. Laikas traukti namučio. Kai jūs keliaujat kartu, visada lengviau keliauti. Iki kito susimatymo, o šiandien mes aplankėm ir Šventą Antaniuką. Šventą Antaniuką šaltinėlį. Ir net kojas pamirkim. Tai iki.